Praeitoje serijoje matėme, kaip aš visą dieną ieškojau problemos, kodėl man iš oro nebekrauna akumuliatorius. Man rodos, šiaip iš oro niekas nebesako, čia toks vaikų gimnazistų slengas. Galų gale radau problemos kaltininką, o tai buvo sudegęs spidometro saugiklis. Jį pakeitus, viskas grįžo į savo vietas, kaip ir gamta turi veikti. Ne pabaiga. Tiksliau, aš taip galvau, kad tai bus, nes ruošiantis važiuoti namo, įjungus atbulinį, vėl viskas užgeso ir problema grįžo. Po video buvo nemažai pagalbos komentarų rašančių, kad pažiūrėčiau galinės lempas, o ypač atbulinę lemputę. Taip ir padariau. Ir iš karto norėčiau visiems nuoširdžiai padėkoti už visus komentarus. Ačiū. Aš visus jūs perskaitau ir nei vieną neatrašau, bet visus labai myliu. Manau, radau problemą. Čia šitas, jisai buvo prispaustas va taip. Kas nesu ekspertas, bet man atrodo nėra gerai. Ir šitas laidas jis eina būtent čionais, kur yra kažkoks labai cringe sujungimas. Ir tada eina į šitą lemputę, kuri yra, man atrodo, blynas. Atsiprašau, jeigu nematot, bet labai šalta ir aš nepasiruošęs techninės įrangos esu nufilmuoti visko. Tai, sariuks. Bet gerai, bet gali būti čia problema blemba, nes ir buvo prie metalinio prisilietę. Tai iš esmės dabar yra planas toks, kad aš visą šitą reikalą palieku as it is. Ir šitas laidas, jisai dabar nesiliečia niekur. Ir ką aš dabar padarysiu? Aš įdėsiu kitą saugiklę ir pabandysiu mušti atbulinį. Nes teoriškai, jeigu tas būtent ta vieta trumpina, dėl to, kad tenai buvo užspausta kito metalo ir jeigu ten eina pliusas, tai sustrumpina, tada turėtų degti teoriškai. Arba ne. Nežinau. Teoriškai turėtų nedegti. Tai yra degti. Blet. Sudegęs. Spidakas veikia. Nu jo. Dega? Dega, viskas gerai. Žinai, kas dabar dega? Kas? Lempų reguliatorius. Koks? Kur tipo reguliuoja lempos aukštį. Kuria prasme? Tipo, kur žiūri, kaip mašinos padėtis ir pagal tai lempas reguliuoja. Čia tu 3 apačioj. Ne, kairiai vieną geltoną. Va. Čia prieš rūkas. Ne, čia lempų reguliatorius. Tikra rodiklės. Bet dėl tokios mažos problemos tiek reikalų eiktų nafai. Izoliau laidus. Atėjo mano patikrinimas, ar gerai izoliau laidus. Kita tai gently katinas, šiaip eikta savo. Ne? Žodžiu, izoliavau. Dabar tikrai nieks nėra prispausta, tai reikia pabandyti, ar tikrai viskas yra gerai. Ir to pačiu pažiūrėti, ar nedega ta lempų reguliavimo lemputė. O mano kolega. Gerai, lempų reguliavimas nebedega. Atbulinis spidometro neišmuša. Ai, lempų reguliavimas, bet užsidegė, man atrodo, ne? Ar man pasirodė? Jo, užsidega. Balet. Kas čia yra? Na, karač. Bet kokiu atveju pagrindinė problema išspręsta ir čia buvo tiesiog neatsargiai įdėta lempa ir laidas tiesiog prisuktas prie sriegio, palietė sriegį, prisisukę kartu, ko pasiekoje trumpino įjungus atbulinį. Tada atbulinį įjungus sutrumpina ir išmuša spidometro saugiklį, o spidometras dar pasirodo yra atsakingas už tai, kad sušadintų generatorių, kuris krauna akumuliatorių ir to pasiekoje nekrauna akumuliatorių. Čia prispaustas atbulinio laidas yra priežastis, dėl ko nekrovė Lexusui akumuliatorius. Aš žinau, kad tai nėra jokios loginės fucking sekos, blėt, kaip aš juokingai atrodo kaip Barbora Radvilaitė šiuo metu. Žinau, kad nėra jokios loginės sekos, bet čia Japonas ir Japonai daro dalykus savaip.
važiuoju iš sporto salės ir 15 000 laikų ir padarau stygis gym vlog serijos. Bet iš tikrųjų noriu pasidaryti tokia viena mintim, nes lempo reguliavimo lemputė vis tiek dega. Nors mes prie jų nelindam visiškai. Ir aš galvoju, ar gali tai būti, kadangi išiminėjom rėlės, kurios viena iš tų rėlių ir buvo atsakingas tas lempas, ar gali būti taip, kad rėlę sumaišyti? Nes realiai čia vėl reikia ieškoti galų nuo nulio. Ir kas svarbiausia, šitie seni Lexusai jų neskanuoja jokie jūsų AliExpressiniai OBD skeneriai, jokie appsai, jokie Delphi, niekas jų neskanuoja. Aišku, išskyrus variklį ir greičių dėžę. Ten reikia profesionalios įrangos, už kurią, kad tau su ją praskanuotų, kainuoja vieną kitą pinigėlį. Tai nežinau, aš galvoju, bandysiu tas rėlės išimti ir tiesiog su ChatGPT pagalba klausti, ką kiekviena iš jų daro ir tada sudėti pagal paskirtį, nežinau, gal įkišti kažkaip stipriau. Bet iš esmės aš su šita lempute vėl kliūsiu ir vėl nepraeisiu techo. Ne vėl, tiesiog dar viena priežastis, kodėl nepraeisiu techo. Tai kodėl čia yra ta šlykšti savybė, kad nieks negenda ideali mašina ir vos pradeda lysti problemos, aišku, kada pradeda lysti problemos priešas techą, jos lenda tiesiog kaip traukinys. Kas čia per zapadlo dėsnis? Aš nesuprantu. Spėkit, kad turiu rankoje naują davyklę. Ir dabar eisim uždėti. Labai liūdna tai, kad šitas davyklis man važiavo daugiau negu savaitę laiko. Bet čia ir viena iš tų problemų, kur kalbėjau per video, kai mašina nėra tokia, kur, dažnai sutinkama, detalių tenka kartais laukti ilgai. Ir šiandien yra pirmadienis, o aš technikinį užsiregistravau trečiadienį. Tai iš esmės čia bus jau trečias kartas, kai bandau eiti technikinį, bet ne toks kartas, kur bandau ir nepraeinu, o toks kartas, kur tiesiog pabandau praeiti, nes pirmą kartą kas buvo, tai regitroje nebuvo elektros, ko pasiekoje mane išvarė ir pasakė pyzdink iš čia, o antrą kartą, jau tą dieną, kai jau rašiausi čia varyti ir bandyti gauti baltą lapą, atsitiko taip, kad man numirė kumas. Ir kalbant apie kumą, aš atsiminiau, kad man reikia atsijungti. Kadangi keičiu davyklę ir kompas vis tiek yra išsaugojęs klaidą, tai aš tikiuosi, kad kai aš pakeisiu davyklę ir prijungsiu kumą, jisai vėl prasiskanuos visas sistemas ir pamatys, kad viskas yra good. Ir leis man tada praeiti techą. Ką, Liujukas? Sveikas, Liujukai! Kur tu buvai? Kur tu buvai išėjus ir tu buvai žiūrėti, kaip Frontera gyvena? Buvai išėjus, kaip Frontera gyvena? Šiaip Liujukas nelabai mėgsta Lexusą, nes jinai vis dar yra labai mažas šunelis ir jinai mašinoje vemia, kai važiuoja. Nesvarbu, ar tu važiuoji greitai ar lėtai, jin tiesiog bendrai užsupama mašinos jinai vemia. Tai jai mašina asocijuojasi su gan negerais dalykais ir jinai nelabai mėgsta Lexusą. O, nice. Gerai, ir dabar liko ABS varžtas. Viskas atsisuka smagiai, gražiai, nes aš jau viską buvau prieš tai atsukęs. Ir žiūrėjau, ar geras yra žiedas, kaip atsimenat. Nes aš turėjau tarimą, kad kaltas bus žiedas. Bet, kai pasižiūrėjau, tai tas žiedas atrodo ne tik, kad geras, bet jis atrodo apynaujis. Ta prasme, net blizga visas. Šiaip keista, kad naujų varžtų nedavė. Tikėjausi, kad duos, bet nenusipelniau, aigas. Все, pakeičiau. Gan greitai. Ir dabar tiesos akimirka. Blet, vis tiek kaip visų. Nu tu, blet. Kodėl tu vis dar degi? Na gerai, kita vertus, dar ne viskas prarasta, nes gali būti, kad čia klaidas yra išsisaugusios. Reikia tiesiog nuvaryti servizą, kad jas ištrintų. Susirinksiu mašiną ir pasuksiu, galbūt galiu privažiuoti prie kokio servizo, kuris turi prisijungimą prie tokios mašinos ir galbūt man tas kasdas ištrins. Aš biškai pasimetęs laikė buvau, tai
Tai šiandien nieks man nieko nepatikrins, nes jau niekas nebedirba. Tai belieka laukti rytojaus ryto ir kažkur važiuoti ir tikėtis, kad čia yra problema. Jeigu čia problema, trečiadienį techas, gaunu baltą lapą ir turiu dar savaitę su pusę tvarkytis dalyks. Dėl to užpisa, blėt, pradedi tvarkytis, kai lieka lygiai mėnuo ir kol ateina detalės, savaitę, kol randi problemą, dar kažkas ir vis tiek gaunasi mėnesis laiko ir jau turi skubėti. Tai kadangi Frontera vis dar nevažiuoja, tai aš lieku tik su štuo. Todėl man gauti techą yra žiauriai svarbu. Kodėl tu verki? Flejukai, aš girdžiu tavo ašaras. Ai, va, kodėl tu verki. Matau. Čia yra, va, priežastis. Aš kaip Flejukai, aš kaip tikras mechanikas, aš radau priežastį, kodėl tu verki. Ogi dėl to, kad tu užsikabinus ant lentos. Nes tu čia turbūt valgiai malkas, blėt, sivariau rakštį jaučiu. Žmogus, pas kurį visada veždavau Lexusą, nedirba. Jisai Vilniuje pas daktarus, tai palinkėjau sėkmės, palinkėjau sveikatos ir važiuoju ieškoti, kas gali praskanuoti šitą Lexusą. Norėjau ką tik pasidžiaugti, kad klaidų nebėra, nes manęs ištrynė ir jos nebeatsiranda. Bet kol norėjau pasidžiaugti ir stabdžiau, man atsirado VSS. Blėt, VSS. Karoč, va šitas va reikalas. Aš sustojau, persikūriau ir kaip ir nebėra. Kažkas vis tiek yra negerai ir aš nesuprantu kas. Ir jisai man atsirado tada, kai aš stabdžiau. Bet ABS-as neužsidegė, užsidegė tik VSS. VCS, jo. Gerai, pabandom pastabdyti. Švelniai, paimituokim kaip tada stabdžiau, galim biškį papulsuoti. Kaip ir nieko. Jeigu tu rodysi ožius, aš tave pastatysiu garažą ir pradėsiu tvarkytis Fronterą. Ir ką tada tu veiksi, a? Aš nežinau, kas yra, bet stabdant, pasijaučia, kad per pedalą taip biškį pistelį kažkas. Toks lengvas, žinot, kaip kai nuo ABS-o, kai ABS-as veikia, būna toks pedalė. Tai va toks kaip momentinis tas būna ir tada užsidega klaidos. Man pirma mintis yra tada ABS žiedai. Bet būtent tas žiedas, tai jisai, tikrai apynugis. Bet visa kita. Ko aš dabar tiesiog norėčiau, kad šita klaida neišlystų per techą ir aš galėčiau ramiai ją atidėti rudeniui. Kai jau šals ir jau bus realiai slidu, neslidu, bet jau tipo, jau jausi tą žiemos vaibelį, va tada pradėti žiūrėti, kas čia nafik yra, nes dabar aš tiesiog, aš nei finansų šitam reikalui turiu, aš nei galimybę turiu čia pastoviai važinėti ir vis diagnostikas darytis, nei aš tam turiu laiko šiuo metu. Tai toks, norėtų biškį šitą problemą susiplanuoti, spręsti tolyn. Bet žodžiu, rytoj techas, pažiūrėsim, kaip man seksis. Aš kaip tik šiandien naktį sapnavau, kad važiuojant į technikinę, man nukrito vienas duslintuvas, tipo per lūžą, per pusę ir tiesiog kabėjo ant žemės visą laiką. Tai akivaizdžiai mano sapnai jau mano galva iš esmės pairinas dėl šitą technikinę. Aš savo bandžiau aiškint, kad čia yra kažkas, ko aš negaliu pakeisti, kas bus, tas bus. Bet šiandien miego 6 valandas, nes tiesiog overthinkinau constantly viską. Ir dar aišku yra tas, kad aš šitame technikiniai, kurį važiuosiu, važiuok tik aš rodo poskį, į kurį važiuoju aš esu pirmą kartą šiandien, tai kas nepadeda iš esmės, nes tiesiog toks nežinojimas nei kur būt, nei kas bus. Aš aišku net nepasitikrinau, ar tarkim galiniai priešrūkai veikia, ar lempa apiplovimas veikia, bet viskas veikia šiaip lempa, net neturėtų būti jokių problemų. Gerai, kažkur čia autoservisas, kažkas, technikinės apžiūros centras, va čia. Jo, čia. Gal kažkas biškai gailiuos, kad atvažiavau čia, ne kažkur kitur, nes atvariau tiesiog susimokėti už tipo techą. Tai sako,
ko tau čia reikia, taigi mes mokam paskui. Na gerai, tada sako, aš užsiregistravęs, o čia pasirodo gyvailė. Tai taip pažiūrėjai mane. Nu matas, kad ne vietinis, nu karo, čia atstok čia ir lauk. Nu jo, matas, kad aš ne vietinis. Matot, lapas baltas, ne žalias. Bet ne mažos problemos. Problema iš esmės yra tokia, kad mano dujų balionas neturi tokio metalinio gaubto, iš esmės apsauginio, nes tenai yra pas mane padaryta tiesiog, kad gražiai atrodytų bagažinė. Ir čia yra kritinė klaida ir dar problema ta, kad lempas per aukštai šviečia, o daugiau viskas gerai. Bet, kas svarbiausia, išvažiuojant iš Nekitkinio, užsidegė VSC lemputės. Tai važiuoju iki to pačio servizo, tenai, kur man vakar ištrynė ABS-ą, galbūt jie turės laiko prisijungti ir greit pažiūrėti, dėl ko man užsidegė, ir aš tada jau galvosiu, ką toliau daryti. Nu ką, viena klaida yra, kodas C1234. Tai kodas šiaip žiauriai keistas, bet buvo dar toks sakinukas. Tai jau čia grįžęs googlinsiu, bet dėl techo gerai tame, kad vis dėlto rado man tą dangtelį, tai dabar tiesiog reikia važiuoti iki kito garažo, užsidėti dangtelį, susireguliuoti lempas ir tada stoti gyvailę. Tai iš esmės šiandien diena bus visa technikinė dėl Lexuso, bet jeigu viskas praseina, tai fucking, kaip zaibys, eik tu savo. Tada ta tokia atgaiva, kad 2 metus tu gali būti ramus. Arba kitaip sakant, 2 metus taisysi tik tai, ką pats sugadinsi. O žinant mane, tai, turiu aš tokį polinkį sugadinimo dalykų. Turime! Ejo! Žalias lapas! Yes! Fucking bent vienas dalykas, kuris, blėt, gyvenime pavyko per pastarosius mėnesius. Fucking yes! Suka. Ir kas svarbiausia, užsidegė lempų reguliavimo lemputę, kai jisai važiavo. Ir blemba, ir nežinau kodėl, blėt, sakau, aš ką tik pareguliavau jos. Tai sakau, gal dėl to, the fuck, blėt, nachui, užsidegė, viskas gerai. Užkuri mašinas, pis pasireguliuoja. Tai tipo, tiesiog kažkas. Ir zaibys, ir vis tiek gau techą. Yes, fucking, taip, Jesus Christ, finally, blėt. Ką, dabar reikia atgal susidėti visas modifikacijas, ne visas, tiesiog atgal susimest kornerius ir įsidėti gale ledus ir viskas. 2 metam ramu. Aš labai nepratęs epizodus baigti gražia nata, bet šį epizodą norėčiau baigti gera nata, nes nuo širdies kaip nukrito akmuo, eikti savo. Bet žodžiu, ne pabaiga, nes dar yra vis tiek VSC klaida, yra ta lempų klaida kažkodėl, tai žodžiu. Lexusas nori mano dėmesio ir už ką achuieną mašiną, tikrai žiauriai džiaugiuosi jo, bet faktas, kad reikia biškis investuoti į pinigėlio. Bet šiandien vakare bus pakelta. Gerai, myliu, čiau.